Tai tas pats kaip plėšikas, va čia Naujaduose pasikvietė po tiltų, ateik, nebijok, tau nieko nebus. Ir tada gaunate iš plytos per galvą ir atsibunda be piniginės. Čia yra lygiai tie patys plėšikai, kaip šitas naujininkų narkomanas. Jiems niekada negana, jiems reikia dar mokesčių. Pakėlė akcizą kurui. Gerai, sako, žmonės supraskit, mums reikia tiesti kelius, reikia tvarkyti šaligatvius, reikia tiesti dviračių takus. Ačiū, supratom, mokam papildomą akcizą. Matom nuostabius kelius, matom nuostabius šaligatvius, matom krūvą dviračių takų. Ar matėt kokią nuostabi mūsų autostradą Vilnius Kaunas Klaipėda? Kaip su plūgu išarta. Kur dingo akcizas už kurą keliams? Ne, to neužtenka. Reikia apmokestinti namus, nes reikia tvarkyti kelius. Apmokestino automobilį, taip, taršos mokestis, jo, sėdi, kvėpuoja, išvalo orą, kur dinga tas mokestis. Jie sakė, kad už tą mokestį pagerins infrastruktūrą. Dabar Vilniečių, nežinau kiek yra, pabandykite iš šitos vietos sėsti autobus ar nuvažiuoti į Kirtimus arba į Izabelinę. Jums kelionė užtruks visą dieną. Tai yra, tiesiog jie sėdi ir galvoja, mums reikia dar mokesčių, mums reikia daugiau mokesčių. Mokesčiai po mokesčių atsisėdė, mokesčiai po mokesčių, mokesčiai po mokesčių. Taip gaunasi, taip. O kur tie mokesčiai išeina? Gyvenau Danijoje, mes mokėjome mokesčius, bet mes žinojom, kad tie mokesčiai mums grįžta. Grįžta į mokyklas, į ligoninės, į kelius. Dabar mokyklose nėra vadovėlių, bet keliasdešimt milijonų skiria programai, pagal kurią sėdės dvi varnos, abi juodos, bet viena varna jaučiasi gandru. Ir vaikai turės atskirti, kuri varna yra gandras, kuri ne. Pinigų valstybėje yra, bet jie yra ištaškomi. Paprasčiausias pavyzdys buvo NATO suvažiavimas. Įranga, kuri galėjo kainuoti 500 000, kainavo 2 milijonus. Kaltų nėra. Tai gal reikėtų apsimažinti savo išlaidas visų pirma, apsidairyti aplinkui ir po to bandyti taikyti mokesčius. Kitas variantas tai yra taikydami tuos mokesčius, kokie yra, tarkim, Skandinavijoje, jie paėmė danišką modelį. Visų pirma, reikėtų sulyginti žmonių uždarbį. Čia sakė, kad žmogaus minimalus atlyginimas 600 eurų. Tai dabar palaukit, gaudama 600 eurų, žmogus dar kokius 200-150 per mėnesį turės susimokėti už tai, kad jis turi kur gyventi. Tai jums normalu? Ne! Man irgi normalu. Taip pat ir šito mokesčio Europą neliepė įvesti. Europą rekomendavo išplėsti mokesčio surinkimą. Gyvas pavyzdys, klebonijai priklausė baras, ten pilstė alų, jie nemokėjo mokesčio. Dėl to, kad tai yra klebonija, nors užsiema ūkinė veikla. Tai gal pirmiausiai pasižiūrėkime tuos, kurie moka mokesčius minimalius, išvesdami ir naudodamasi visokiom lengvatom, o paskui apmokestinkim žmonės. Nes žmonės tai yra paskutinė grandis. Žmogaus namai, lietuvių namai, kas yra lietuvių namai? Tai yra vieta, kur tu užaugai, kur tu išmokai kalbėti. Namai lietuvių yra praktiškai šventa vieta, nes jis turi turėti kažkur sugrįžti. Dabar su vienais čia konservalais, kaip čia jūs nežinau pavadinti, susirašinėjau. Taip, aš turiu čia namą Šnipiškėse. Pakankamai infliacija pavijo. Dabar sako, jeigu tau brangu, tai tu išsikraustyk iš centro. Gerai, aš dabar pasensiu, mano pensija bus maža. Aš turiu išsikraustyti iš centro. Išsikraustu iš centro, tarkim, į Pašilaičius. Infliacija pasivėja mane. Vėl pensijos neužtenka. Išsikraustau į kaimą. Vėl mane pasivėja infliacija. Išsikraustau prie miško. O kur toliau kraustytis į mišką, o šaką pačiam susirasti? Ką darysite, kai jums reikės kiekvieną mėnesį mokėti už savo namus? Iš esmės, man šitas mokestis primena kadaise buvusią Valakų reformą, kai visus nuvarė nuo žemės, padalino ir visi patapo baudžiauninkais. Tai netapkime savo namų baudžiauninkais ir nemokėkime nuomos už savo namus. Antra vertus, spygliuotą vielą jie užtvėrė Baltarusiją, bet susidaro įspūdis, kad tikrasis priešas sėdi čia ir čia reikėtų aptverti spygliuotą vielą. Jeigu aš būčiau Lietuvos priešas ir siekčiau jai pakenkti, ką aš padaryčiau pirmiausia? Aš apmokestinčiau žmonių namus.
tam, kad išmušti pagrindą iš kojų, tam, kad sukurti netikrumo jausmą, tam, kad žmonės nesijaustų užtikrinti dėl savo ateities ir tam, kad jie žinotų, kad bet kurio momentu jiems susirgus, juos išmes iš jų namų į gatvę. Aš pradėčiau nuo šito, o po to jau ateis savas Leninas ir išvaduos. Taip. Pradžiai tiek, gal vėliau paskui pasiūlysiu sprendimo būdą ir čia pas mus ateis Dovilė, kuri yra jaunosios kartos atstovė, kurie nėjo į klubus, neleido pinigų pramogoms, bet sunkiai dirbo tam, kad įsigystų savo būstą ir pasakys, ką jinai jaučia. Prašau, Dovilė. Klausyk, dink, būk geras, matai filmuoju. Nematai, tai atsistok šaliagi, nu nebūk keulė. Aš paskui pasakysiu sprendimo būdus, gerai? Nu keulės jau, nu. Jie moka už mane. Sveiki, brangus tautiečiai.